Kalbėkime, pasikalbėkime. Kalbėkime taisyklingai. Džiaugiamės, kad Šiauliai yra lietuvių kalbos dienų sostinė ir mokomės toliau taisyklingai kirčiuoti. Tad paklausykime, kaip turėtume kirčiuoti Šiaulių miesto dalių pavadinimus. Jau žinome, kad yra gytariai. O kaip kiti vietovardžiai esantys Šiaulių mieste? Svyruoja vietovardžio gegužiai arba gegužiai kirčiavimas. Vieni, kaip ką tik girdėjote, kirčiuoja pagal antrąją kirčiuotę gegužiai, o kiti pagal ketvirtąją gegužiai. O kaip turi būti iš tikrųjų? Neretai išgirsime važiuojant į Lieporius, į Gegužius, į Verdulius. Ne vienas sako gyvenantis Lieporiuose, tačiau taisyklingai reikia sakyti Lieporiai, Lieporių, Lieporiams, į Lieporius, ties Lieporiais, Lieporiuose. Palyginkime. Pabaliai, pabaliams, į pabalius, ties pabaliais, pabaliuose. Vietovė yra gegužiai, gegužių, gegužiams, į gegužius, ties gegužiais, gegužiuose. Taip pat kirčiuojama žodis ir verduliai. Verdulių, verduliams, į verdulius, ties verduliais, verduliuose. Projektą Šiauliai lietuvių kalbos dienų sostinė 2025 šiauliečio kalbinė tapatybė įgyvendina Šiaulių miesto savivaldybės viešoji biblioteka. Projektą finansuoja Valstybinė lietuvių kalbos komisija ir Šiaulių miesto savivaldybė. Kalbėkime, pasikalbėkime. Kalbėkime taisyklingai.